Tobulas savaitės planas. Pirmą dieną atskridom vakare. Planas paprastas, skaniai pavalgyti. Pradėjom nuo jūros gėrybių ant jūros kranto, kur tik valgėm aštunkojus, visur buvo tobula. Antrą dieną ėjom į TikToko išreklamuotą Mogren paplūdimį. Ir nusivylėm. Brangu, pilna žmonių, tad po trumpo pasideginimo ant lieptelio išėjom kinietiško maisto, o dieną užbaigėm paprastam paplūdimį su irklente. Juokėmės, kad čia galėjo būti visos dienos planas, nes ir faina veikla, ir dar be atsigult pasideginti tilpom. Trečia diena. Taksi iki jaukesnio paplūdimio baro. Žmonių mažiau, gražūs gultai, po pietų įspūdingai išvyka į Kotor. Funikulierius, tobuli vaizdai, vakarienė kalnuose ir traukinukas su miesto panorama. Ketvirta diena. Laiveliu už 6 eurus į Havajų salą ir atgal. Gana turistiška, bet mes radom savo ramų kampelį. O po to, vaikštant po salytę, radom veiklų prasijudinimui. Vakare vėl jūros gėrybės prie pat vandens. 5 dienos rytą leidom prie baseino. Po pietų autobusų į Tivat. Juodkalnijos Monaką. Prabangus laivai, graži architektūra. Pavalgėm, atsigėrėm, pasidarėm fotosesiją ir grįžom į Budvą. 6 diena. Truputį apsigavom dėl laivo turo, nes nuplaukėm į tokią vietelę ir tada į tą pačią salą, kur anksčiau. Nors iš tikrųjų mums buvo žadėta pasiplaukoti ilgiau. Ir ne po vieną vietą, bet vis tiek smagiai praleidom laiką. Tokioje situacijoje prisiminėm, kaip gerai, kad viską planavom su West Express. Skrydis, viešbutis, pervežimai, pusryčiai ir tikrai nebūsi apgautas. Jei aktualu, yra daug gerų all-inclusive variantų, bet mes rinkomės laisvę ragauti ir tyrinėti. Vakare, žinoma, skaniai pavalgėm senamiestį. Ir 7. paskutinė pilna diena bei geriausias sprendimas - išsinuomoti laivą. 4 valandos dieną, valanda vakare, palydint saulę. Prieš tai dar senamiestį pavalgėm skanių itališkų patiekalų, o po to ten pat ragavom tobulą desertą. 8 diena - tiesiog poilsis prie mūsų nuostabaus viešbučio baseino. Tobula pabaiga. Jei ir tu ieškai atostogų, kur nėra nereikalingo streso, rinkis West Express.